ką darytumėt jūs tokio situacijoje? Jūs atsidarat oro uoste, bet jūs nežinot, kur skrendat. Už keletas valandų išskrend mano lėktuvus, katras nežinau, kur nusileis. Nežinau, kur aš nakvosiu, nežinau, ko aš ten veiksiu, bet aš skrendu. Ką pasidūriau tokio situacijoje ir ką man seksis, žiūrėkit toliau. Nu, zdarova, ką tu? Zdarova. Ką daugiau aš be kėlus koją ištelšiu. Atrodo kaip visai puikia vieta tualetui. 1000 žmonių kaulą, tai buvo negalėtinas filmuoti. Ton kamerą aš ištraukus, ten biški kažkon gal ir užgaudžiau. Viskas, ko aš žinau, tai aš gavau tokį bilietą su užtušauta kryptim, viskas užtušauta, nieko nesimat, kur skrendu, matos tik tas laiks ir kad turiu kažkokį sėdynį nupirktą. Ir viskas. Nebeliek ne pusvalandų, iš tikrųjų, ir jau pagaliau sužinos, kur skrendu. Tai ačiū, mano draugė, kad pasistengi, paieškoji, pagalvoji apie mane, ne šebelę kokią šalį rinką, kaip supratau. Įtraukė netgi savo bendradarbį į ton visą reikalą. Kaip jautus, tai nežinau. Visiškai nebijau, nežinau dėl ko. Gal tik tas biški neramint, kad tikrai jeigu bus kažkokia tokia šalis, kur da gal nesuteik keitą, kad galėčiau vienutinas lengvė keliauti. Bet šiaip visumo tai nežinau, nejauti jokį baimes jausmą visišką. Čia buvo labai keista, užmigau autobusį, kur vežė iki oro uostą ir pažadė nagrinėjau prie oro uostų ir iškart išlipau, praėjau visko, praėjau vartus, įstovau jau. Tai nebuvo to tokia jausmą, kad važiuoju va čia iki oro uostą, tada čia sėdė, laukia. Tiesiog taip šitą praėjau per kelis minutės ir va, kažkur aš išskrendu. Laukiam, kol draugė atsiūs vartus ir tada jau sužinos, kur varau. Nu, zdarova, ką tu? Zdarova. Blaivas laikrodis geras. Jo, išmiegoja. Prašom man pasakyti, kokius vartus eiti. Nerodinu. Arba Danį, arba nerodinu. Tu parašyk, ką pažiūrėsi ir aš pasakysiu tas. Tai aš jau prilintus esu. Gera, 7 valanda. Berlins, Kopenhaga, Hamburgs, Praha, Viena. Paplėtkiai daug. Bet girdėjau teisingą atsakymą. Jo, buvo. Okei, tai tada sakyk, kuris. Tai žodžiu, tu skrendi į Prahą. Eik, tu taip galvojau, kai iš tų bus Praha. Okei, bus 7. Gera, ačiū, davai. Na gerai, davai. Praha. Visai dar nesinegalvau, ką reik nuvaryti, nes eik, tu savo gražiai. Gražus miestas. Okei. Oi, kaip jau prabangiai su Air Baltic skrepšas laikė Ryanair arba Wizz buvom. Žiūrėkit, upgradeinu. Draugė pasistengė, tas nepagalvoj, kada išliauti ir čia jau minusas. Attention please, I am in Praha. Eik to savai. Kaip seniai bebuvau tame jausmu, kur tu atvara kažkur. Vėl veldžian korės. Toks vėl laisvas paukštis. Vara kažkur, visi melauja. Saka, kad esi prezidento dukra. Taigi vaigi. Air Baltic lėktuvų buvo internet.
Tai kol skridau, galėjau susižiūrėti, kur nakvosiu, biškai pasižiūrėjau apie patį Prahą, apie patį Čekiją, ko čia yra. Šiaip įdomus visai toks dalykas, kad aš kažkada buvau sakęs, kad norėčiau į Prahą ir matyti ten užfiksavau ir nupirk bilietus. Aš jau žadėjau varyti kažkada. Tai labai gera, labai fainė. Šį naktį pasėmiau, kaip keista, ne hostelį, pasėmiau normalų viešbutoką. Tikaus labai ką gausiu vonį, labai noriu pailsėti. Dabar gaudau autobusą ir leku į kambarį. Žingsniai keli, tu jau netoli, aš nedrėtų vėjas. Nara, nara, nara. Kelinta diena, vėl stovi laikas. Negaliu daugiau kaip augalas tylėt. Vėjai galvoje ir liejas vaizdas. Aš noriu jūran tartum upę išsiliet. Aš keli ir vėl keli, kokia akmenys ir daužosi širdis. 3, 4. Spjaudau savo ir gaudau, toks jau mano būdas. Lagaminą kraunu, tyliai iškeliauju. Būčiau vidėjus ton dainą, bet paskiau aš vis sukeitėjai kasaniai ir kur negali dainų mane įdėti. Tai teka pačiai padainuoti. Jau kokias 2 savaitės aš klausaus ton dainą, jau visus žodžius vėl iš naujo prisiminiau. Viskas, ta daina bus dabar mano šios kelionės daina. Grina, jau dus kaip mokyklos laikas ištraukiniausi autobusą ir bendravutį. Taip noriu meigą, savo galvoju važiuoju viešbutį pameigos. Paskau galvoju pala, nu kada čekins, eiktų savo, dabar 9, o čekins nuo 2. Kaip aš pamiršau visai, kad mano buvo skrydis ankstyvus. Tai išlipau kažkur, kur labai gražu. Pažiūrėkit. Iki kol sulauksiu, kol leis man pamėgoti, mums reikia ko? Kavelis. Einam aiškuoti kavos. Susiradau gražią vietėlį, kur kavelis atsigerti ir kur pavalgyti. Išsakiau kiaušinį su kažkokia dauna, lašiša kažkas tokį ir dar atneš neužilgą bliniukų. Tai dabar kažkiek laiką praleisiu čia, kol susidėliuosiu, kur eiti, pasėmiau užrašų knygutę, tai man labiau patinka bus parašytais ant popieriaus, tai susirašysiu, kur žadu eiti, kokį dainą kur darysiu ir pradėsiu planuotis, ko čia ir žiūrėti, ko čia gali paveikti, ko čia gali pažiūrėti. Žinau, kad čia ir labai graži biblioteka, reikėtų nueiti pažiūrėti ir dar ten kai kurių tokių mažų dalykiukų esu pasižymėjus. Išseniau mačiau, kad Prahoje ir tokių gražių dalykų. Papusryčiausiu, atsigersiu kavos, nors iš tikrųjų jau kavos pasižgėriau ir ana tokia kakpeins, tiesiog aš mėgstu tokį latė, bet stipresnį. Tai Enereks davė tik tas užsisakyti. Va, šita kiaušinėlis su lašiša, kažkokia kapsūdyta jaučiana, tokį ne oranžinį, o gal čia net ne lašiša, gal aš prisisvaigau. Tai va, toks kažkoks reikaliuks, net nežinau iš tikrųjų, ką valgyti ton šitą daiktą. Kas čia ir per padažas. Kavelis, sulčių. Jeigu jums įdomi, ką pavalgiau, tai pavalgiau žiaurę neskanę. Einu savo. Man patinka skystis kiaušinis, ką buvo išvėrs, bet nepatinka da baltins yra neišvėrs. Tai žiauriai ne kažką. Blinėlis tik ta geras buvo. Kava irgi liela, kava be kavos. Tik tas sultis, nežinau, vadės geresnių apelsinų sulčių, spaustų šviežia. Tai va, tai dabar sėdu šitą rašinėjus kažkom biškį planau jūs kom pamatyti. Ir kovoju su savim kaip neužmėgti.
Esu tokio snobų kavinėje čia atsisėdus, kažkokį marods čia labai jau istorinį yra. Tai, nu taip, migdo, ne muzikėlis, jokios nieko čia nėra. Bet matau jau vienas normalus žmogus, kai šauna lausi baką, tai nešausi ir aš to jau. Nes nežinau, ką apčiūrėk neužmėgti. Nu, žinokit, turiu problemą. Yra vienas pailgsi 2 apvalus. Žinokit, jaučiu, kad susirgau. Nu, blemba, taip bloga ir šiandien niko nebėjus, vos išlaikau aukštą ranką net pakilus. Nėra taip, jeigu eisiu prisileisti vonį, pabandysiu pagulėti, gal tiesiog pailsėti reik, nes šakis. Išgėriau vaistų, galvą praeis skaudėti, bet pati tokia visa jautus kapsų temperatūra, visa laužo kūną. Tai, nežinau, vaistų turiu, bet viešbuts irgi vaistų turiu. Nežinau, ko reikėtų pasirinkti. Pažiūrėkim viešbučio vaistų, ko yra. Coca-Cola energetinis nedomina, šampanė, raudona, balta vyna, bet ten gali biški įdomiau. O, El Clasico, kiek čia yra? 500 ml, 37,5. Nu, čia ir tas skaičius nebereikal, čia ir temperatūra skaičia. Pat baisioj temperatūra ir 37,5. Pažiūrėkim kainas dabar. Fokusuokite. Atsiprašau, ponas. Romas 0,5 kainau 900 anų pinigų. Tai tas išein 3,7 eurą. Jūs įsivaizduojat? Aš tokių kainų net krautuvėje nesu mačius. Jie juokauja. Kaip tie pigiai gali būti iš minibarą, kur iš minibarą aš už tokį viniok jau 30 eurų galėtų mokėti. O čia, taip ir gundo pradėti gydymą. Ne, iš tikrųjų, varau pagulėsiu į lovą, pagulėsiu vaniuo. Žaltė ir aš tiek trumpą plaukus nusikirpau, kiek čia būdavo. Ai, savo kažkokį nesąmonę. Negaliu žiūrėti, nepatink, trumpi plauką. Pagulėsiu vaniuo, leisiu mėguoti. Tikaus ryto bus viskas gera, pasiplanausiu ryto jaus dainą. Jeigu nebus gera, aš ryto jaučiu pripildysiu baką. Ir autopilotų visur varysiu. Na, kažkokį nesąmonę, nes čia nesirikti atvažiavau tikrai. Tai va, gera. Čiau. Dar galėtumėm pažiūrėti, kokios muzikas aniai klauso. Žiūrėkit. Top 20 music videos in your region. Pažiūrėkim, ko čia yra. Čia jau tikra bus anų kalba. Žinot, ko man primen? Panašiai, kad Latvių dainas kabuntuotis. Bet, fainė paklausyti kitos šalies, ko neklausos. Negal čia baisė bejunginiai, to jau mane padarys ton dalykų, kur ten negaliu aš kelti dainų. Kaip ant vadinas? Eina savo. Šiandien netgi užmiršau, kaip anglišką vaisį nerbata ir įsivaizduojat, galva nedirb. Vien žodžiu, negaliu čia per daug aš tos muzikus rodyti jum. Viskas. Turas baigtas. Atveži valgyti. Aš esu papiras žmogus. Jeigu noriu valgyti, aš valgau. Oho. Užmirša. Ko man dabar daryti? Ar čia tas? Nežinau. Blemų turiu pasveikti per šiandieną būtina. A, girdėt? O kur įrankė? Užsisakiau kažkokių dumplingsų. Nesuvalgys iš tikrųjų tokių. Tik tas tų vičių šaldyt. Pasibaisėtina tiesiog tragedija. Kaip taip galima elgtis su žmogum paprastu. Valdžia kalta. Ai, tokių čia jau mane rekalėja. Eikit tik tas supirštas. Skanu. Bet kaip už 15 eurų tai gali būti geriau. Pavalgau, įvarau maudytis, įvarau gulti. Labas rytas, mėly žiūrovai. Vakar išgėriau ne romą, o aspiriną.
tiksliau parasatamuliaus ir atrodo, kad jau taip kaip ir viskas, kaip ir normaliai, bet labai jeigu pažiūrėjau, dabar telefonai jau man verpronka išlaikyti, kažko nietų jeigu žalti. Tai koks planas? Turime planą, kas nebūdinga. Šiandien laidoje matysite, parysiam iki tokios bažnyčios. Bažnyč ten jaučiu ir nežinau tiksliai, bet aš mačiau nuotrauksai, man to užtek. Iš tikrųjų, žinokit, tiek daug dalykų čia ir pamatyti, tokių, visokių mažiliukų, tokių, ką pasakyti, tai ten Veina pilis, tai ten bažnyčia, tai ten kokį nors aikštį, žinot, kaip Veslaik, visos sostinės tas pats. Ir aš nebeišsirenku ir galvoju, apsistosiu ties keliais dalykais, bandysiu dabar nuvaryti iki tokios bažnyčios, kur ir žmonių kaulą ten tokiai sudėti, žinokit, wow, amazing. Tai bandysiam nuvaryti iki tuos bažnyčias, iki kitą miestą, šoksiam į traukinį. Tai galvoju, man pasidėti kuprinį kur nors kokio nors saugyklo, ar man atims daug laiko, nes kuprinį žaltai, įsunkia, o niek neturiu sėdėjus. Tai gal aš šitiks labai nepanešu. Tai va, tai šoksiam tu jau į traukinuką ir lieksiam į kaulų bažnyčią. Norit pasakysiu, kas labiausia užknis, kada keliauji. Tai kuprinis svoris, mažylėlį, bet vis tiek, į to svoriaus, ko tu nori ton daryk. Žinot, kas čia daugiausia svoriaus sudaro? Drabužių turiu tik tas kelis, bet žiūrėkit. 2 powerbanką, katrų negaliu panaudoti, nes reikia skirtingų laidų. Čia yra 2 laidą, kad pakraučiau, kodėl aš 2 įsidėjau? Ir 2 perihadnytelė ir dar vienas telefons. Tada yra toks dalykas, ko reikia filmuoti. Aš vis dar nemoku, niek nesuprantus, man taip šitą visą apvarteliuojasi, aš niek ger nenufilmuoju, o sverkui 0,5 kg žaltys. Toliau, dar vienas laidas, su to laidu turėčiau telefoną, krautais iš tos baterijos, bet tas laidas gaidys niek nedaro. Toliau, konda aš ten turiu dekliuks. Reikia dar vieną dekliuką, kad ant deklio galėčiau pridėti prie tokio laikiklio. Nauja dabar čia, bet irgi sunkus, užsidėdė ant kaklą ir gali filmuoti. Vienu žodžiu. Tai daugiausiai svoriaus sudaro tie visokiai šuda. Tai va, jūs neįsivaizduojat, kaip ir sunkiai susigaudyti tarp tų visų laidų pakrovėjų, kiek atima nervinių ląstelių, o daugiau viskas. Yra biški špakliaus, šampūns, dantų šepetuks, tokie keli dalykiuką. Šiandien atrodo saulėta, šilta diena, ko bloga nepadariau, nepasimėjau nuo saulės akinių, nes taip čia blizgian. To praho miedžių visai Veini pastatą mūrą. O Jėzau, o sunkybė. Kaip jums toks aparats? Nemanau, kad aš išdrįsiu filmuoti kažkom. Bet turim tokį. Labai patogu būtų savo einu, pizi. Oi, koks geras, gaivus svoris eina savo, bet kaip čia fainė. Kažkodėl man tokia ramybė faina, jau tas fontans, čia žmogus su šuneliu tai jau praeis. Kažkaip, labai gerai, jau tos negaliu. Vau, kaip maladėts. Taigi, einam iškoj traukinių stotės. Šiaip iki traukinių stotės aš galėjau varyti su traukiniu, ar su autobusu kažko ten. Bet kadangi yra rytas ir mums reikia ko? Kavelis. Einam iškoj dabar. Pirmiausia, kavelis. Ir tada iškuosiam, kaip ten jau nuvažiuoti į ton kietą kaimą, miestą. Aničišnek, panašiai kaip ukrainietiška, kaip lenkiška. Ir man iš karto jau vėl rusų kalba mintys, aš jau noriu kažko, kaniešna, kažko jau noriu taip sakyti. Sunkiai toks, atrodo paklausiau, tavęs atsakysi anglišką, ir tada lietuvių, rusų, anglų, kol susigaudas smegenis, ko nori pasakyti. Dėl kuprinės palikėm kažkokio saugyklo, kas nežinot, tai didesnius miestus dažniausiai būna tokis veitas, kur gali palikti savo lagaminą ar kažkokį kuprinį ir ten susimuoti
sumoki kelis eurus ir tau tiesiog pasaugo. Tai būna arba spintelės, arba tiesiog kokio nors ten, nežinau, kavinė į kažkokį nors kambarį viskas. Tai aišku, ten gal kokį kompą aš ir nepalikčiau, bet ten kokį škurlis, ten koks nesąmonis, kad pamažinti svorį, tai tikrai labai gerai. O kodėl nepaliktų kažkokiam ten viešbutį, kur apsistos? Tai aš šį naktį nebemiegosiu čia pat, kur dabar miegojau. Dabar, kur buvau pasiėmus ton kambarį, tai buvo jau čia man toks fancy, pasimėjau su vonė, kad būtų gražus švarus, nes norėjau vonio pagulėti, tiesiog pailsėti. Man reikia išmokti lėčiau vaikščioti, nes aš šnekėdama padūstu, tai tada būn kas kelis minučių turiu atsikvėpti. Labai greit vaikščioju, kaip teisė netur matyti, esu įpratus, kad reikia varyti greičiau. Manau, bus fainė. O šį naktį miegosiu tokio įdomio veikto, dar neatskleisiu iš karto, bet dar nesu miegojusi tokio veikto. Biudžetą šiaip esu jau viršijus, kas yra susijęs su nakvynėm, bet kažką norėjau. Nu, va, tokį stuotis, kokį graži. Eiktų savo. Nusipirkau bulkutį, kainavo 91 cents ir kava ir vundau 3,09 €. Stuoti žiauriai primena, kad buvau Slovakijoje, bet čia normaliau, čia bent jau tų narkomanų kažkokių baisių tenas nemačiau. Bet jie labai graži, marmurėni, visą tokį senovišką. Tik tas, nu, kad tokį nevalyva, bet čia labai graži. Ten viršau kapkeitą atrodo. Ir ten da jaučiu senųjų salį kažkokį gal. Ai ne, ten irgi galėti. Balandžia skraido. Atsigers kavėlis tokio gražio aplinko, suvalgius bulkutį ir žiūrėjus, ką bilėt nusipirkti. Jokių aparatų, nėra, mačiau babunėlis sėdu už longą. Tai bandysiu kažką. Gal ir gali internetu, nežinau, net nesidomėjau. Bet kaip keista, iš tikrųjų, ką pagalvoju. Storiukas vis jau čia apsitrapinus esu. Miestas vis toks jau gražus, o stotis toks palikti. Bet gal ir gera. Nu, tai fainė. Toks savo vaibą prideda. Bet jaučiu koks amerikietis, tai šlapių klynų jaučiu sėdėtų. Pirkau biletą, paaiškėn 3 persėdimą. Tiksliau, 2. Balane. Žodžiu, su persėdimas, ką nepatink man. Blemba, nesuprantu, kur eiti. Reikia platformą. Pirmą. Eiti savo, tu jau išvažiuom. Oh my god, ką nekėdo. Nenorėjau filmuoti, ką pirkau bilet, nes labai fain materyti. Viskom paaiškien. Visko man paaiškien, bet ar aš supratau. Nes čia labai fain, tikrai. Sakė, tur važiuoti į tom pusę. Tai jaučiu, kad man reikia eiti ten. Nes ten važiuoti į tom pusę. Atėp, ar netėp. Kaip įsungė. O jeigu to nutraukinti prie mazinų, nežinau, gal kits ir, gal nėra. Įgėta miestą kainavo 7,10 €. Atsiprašau, atsiimu žodžius. Visur iškabinti yra tos vizualizacijas, kad tvarkys ton traukinių stuoti. Bet kaip fainė, kad visur matos, kad tvarkys, bet išsaugos tus visus marmurus, viskon. Tai pabandys pritraukti su kamerą, gražia turėtų būti. Nu, ryškoma tai ne per daugiausia, bet tai apžadu sutvarkyčiau viskon. Nu, galiu pasakyti sudėtinga, jokios švieslentės nešviečia. Ant popieriaus, ant biletą išvis niek nerašo, ant popieriaus, kur atspausdino, kad kažkiek susigaudyčiau, irgi nerašo platformų. Tai reikia pačiam kažkur susirasti. Va, man reikia šitas tuo. Jo, taip ir 3S2. Čia yra 3, ten yra 4. Tai reiškia tikrai čia stovu. Tik tas, kad trumpas važiuoti, nežinau. Vulkami bėda. Čia neįrašo į Southwest. Negi reikia žiūrėti palei į žemėlapį. Nesuprantu. Nežinau. Čia yra South, ne? Į pietus. Nu, tas miestas, man rodos, eina į pietryčius, į rytpiečius. Nu, tai gal čia?
Praha Kačerov, Vrané nad Vltavou a Čistovice s odjezdem v 11. Žodžiu, belė, kiek mane sunkia. 12.8, man reikia tuo. Čia yra platforma 3S, bet nežinau, kur iškoti tos S raidės. Ir tada žiūriu. S, J. Un James, eit teisė. O kur teisė? Radau! Atsirado šitą. O, mano užrašas, kad to reikia. Kaip yra įdomi, bet sunkiai, taip turiu galvoti. Visur vis skirtingas tos sistemas, nu tipo, kažkokiais raidis, kažkokiai pasanų. Neužtenka 1, 2, 3 platformų. Nauja pamoka, kad ženklinimų reikia iškoti ne tik untų ar untų, bet ir unžėmis. Žinot, ką mes turėjom problemą? Kad kažkas į tūliką labai nori. Važiuoti su traukiniu reikės valandėlį. Aš labai tikaus, kad ten bus normalus traukinys su tūlikas. Thank you. Susitiek ten influencerė ir aš filmuoju dar kažkaip mergičką filmon. Kaip juokinga, nežinau, ni vagoną, ni kokį veitą, man sėdu viskas, tiesiog kažkur belė, kur buvo ateiti, kur sakiau, kad filmon. Išėjau paletą, žiūrėkit, ką fainė. Matos, kur važiuoju. Bet žinokit, toks abairis. Čia kaip naini paletą, pakeliu dongti. Tai mata grindis, mata žemė. Tai reiškia viskas bėga, žemės bėga. Aš galvoju, kad tik seniau būdavo, kad dabar nebebūm tokių traukinių. Aš jums pasakysiu, taip, aš esu druoda, aš ne visą laiką galiu pašnekinti nepažįstamus žmonės. Tai dabar ne, tai ta moteris su vyru, kur sėdi mano kajutėje, ane irgi kažko filmuon ir aš nedrįstu pašnekinti. Kokias kartas tiesiog man neišeina. Bet reikia kažką pašnekinti, paklausti, o tai ko tu filmuoji, kokį čia kontentą dara. Reikia kažką išdrįsti. Yra naus dalyks dabar, ko išdrįsti savo padaryti, tai filmuoti kartonas tam pačiam kambariukį kajutėje. Ta moteris sėdi prie manęs ir irgi kažko šnek filmuon. Ir man atrodo, kad jinai vartėm pat, kur aš. Ana irgi atsivertus yra užrašus, ten yra parašyta apie ton bažnyčią, katron ir aš varau. Ir dabar bando įgarsinti, man atrodo, apie ton bažnyčią kažkon, ko nanašat papasakoti. Tai labai juokinga ir įdomi patirtis. Nebuvai taip, kad sutikčiau irgi žmogų, kad ras taip darytų. Tai va, kitas žingsnis pašnekinti, paklausti, nu, ko norėčiau iš tikrųjų daro. Jeigu galvojat, kas seko iš paskos anim, jūs neklystat, nesuprant, ko reikia. Blembi, jaučiu, kad nei ten pat važiavau, aš anim bišk seks iš paskos už 2 minučių traukinys. Jeigu ne, tai kažkom ėjus pos valandos, tai nepramazgins labai žiauriai. Kaip juokinga, visi trijau ėjom į tom patį pos ir tik užlipom laiptas ir per sekundį mačiau, kaip nuvažiavo mūsų traukinys. Tai dabar traukinys tik tas po valandos bebus. Tai dabar visi trijau laukam autobusą. Jau biški pasišnekėjom, jau biški išdrįsau. Tai va, dabar jau biški normaliau. Bet juokinga, visi ten pat, tai visi pramazinom. Visą gan juokinga, skaityk, moteris su vyru dvijau varo. Į tai prasimet. Aš vienu varau ir lygiai taip pat prasimet.
Tai ką, Veinsvarą, Advijau. Bet žinot, ko pastebėjau, pažiūrėjau, kada kažkada jis turėjau berną. Tai jums visko ten reguliuodavo, aš galvoju, kad aš nesugebu niek. Į dabaną irgi taip žiūriu. Nieko nesu galvos ant financijos, pakainė. Tas vyras ten visko nureguliuoja, ko reikti, žiūriu visus bilietus, ko ten perk. Fainė būti moterim. Šiuo metu aš esu pati savo vyras, pati savo moteris. Va šitą tokim kliunkiam, kaip mum kas 15 minučiai parašyt. Nesugėb, taksi kveitys. Viskas veito, viskas aiškia. Jau ten traukinį atsisėdom į 1. klasę, tai reikėjo 2 eurus marus damokėti, kad galėtumėm ten sėdėti, nereikėjo etikėti vagoną. Tai susimokėjom visi draugišką po 2 eurelius, pukšt. Ir dabar reikės sumokėti už autobusą 110, man atrodo, anų tų pinigų. Tai ten keli eurą irgi nebrangia. Nu va, sėdam autobus, kur išlipti, nežinau, važiuoju visus. Grina darys tom pat, ko nelips, ten ir aš lips. Ai, dabar neapsuprantu, ateimų centrą rekam, būna į kitos bažnyčios, o gatava daveš. Bet tik esu tą miestį, ko reikia, jeigu ką jau rasiu. O dabar mažiau saugus kiaulių išsivažiau sanim iš paskos. Įsivaizduojat, kokie kiauliauningi? Net negalvoju, esu beldžiant kur, net negalvoju, seku žmonėm iš paskos. O žinot, kiek sumokėjau už autobus bilietą? 4 centus. Nu, 4 centą už autobus bilietą. Miestų bilietas 4 centą. Wow. O šiaip dėl sveikatėlis, tai atrodo, kad vėliak parein temperatūra. Jau tūs kažką visai įdomi, tai jau išausiu vėl paracetamolios ir matysim. Žmonės yra bažnyčias įėjimas, katro yra 7 tūkstančių žmonių kaulą. Ir tai kaulą yra visur. Unseinų yra padaryti meną kūrinį iš kaulų. Tai visokis šendalier kapilė turiška, sėtynai padaryti iš kaulų, visokiai ten papuošimą. Nežinau, galės vidau filmuoti, dažniausiai tokios veitos negali. Jeigu ne, tai pabandysiu tiesiog kažko iš interneto ištraukti, parodyti ir einu pasižiūrėti, kas ten per kaulų krūvas yra. Šiuo metu jūs žiūrite koplyčią, katros Rusija yra daugiau nei 400 tūkstančių žmonių kaulų. Tai visi kaulai yra surinkti iš netoli esančių kapinių, tai 11 tos kaulų surinka, nuvalė, suplovė ir medžio drožies sukūrė įspūdingas dekoracijas, sėtynus, herbą, kryžius. Ir šiai dieną tiesiog ir makabrišką veitą, katra turi tokį simbolinių kūrinį, katras primena apie gyvenimą laikinomą ir mirties neišvengiamomą. Tai tiesiog memento mori. Ir labai siūlau pasiskaityti apie Tonvesą istoriją, kaip tai kaulą ten atsirado. Aš labai trumpą video įdedu, nes filmuoti video negalėja. Ir aš galiu įkelti tik tas ton video, katras ir leidžiamas įkelti. Tai jeigu kada nors važiuosi, tai turėkite omeny, kad tenas pamatyti gal yra 20 minučių. Tai jeigu toliai reikia važiuoti dėl 20 minučių, nežinau ar apsimok, bet šiaip overall pamatyti ir tikrai labai įspūdinga. Nu, išėjau iš tos bažnyčios, negalėjau ten filmuoti, bet kažkom biški ten buvo, aš tom kamerą išsitraukus, gal kažkom pagavau. Tai, blemba, kaip gražiai iš tikrųjų. Nu, atsiprašau, jau 3 ten žmonių, jau 3 žiūrovų, bet ką buvo įdomi menišką padaryti, įsivaizduojat. Gal juokinga, bet mes su mama iš saldainių popieriukų verdavom tokius, žodžiu, sulanksta popieriuks ir maunių siūlai tokius girliandas darydavom. Tai ten tokie pum burbuliukas iš žmonių galvų suverti, tokie girliandas. Nu, šiaip, atsiprašau, bet žiaurė gražiai, buvo tikrai labai eiktas, o žiaurė gražiai, va, čia tintas žodis. Tai belė kiek ten tų kaulų visų, tai sanarė tokiai paskiau iš slungstelių, tokias tuk, taip labai lygiai, nu, žodžiu, labai gražus, kaip mandalas, tokiais, sakykime, žodžiu, įspūdinga tikrai atrodė. Bet kiek ten kontent?
15-20 minučių pabuvai viskas, gavau ton tokį telefoną, kur gali klausytis ten, ko ten pasakau, bet ten šnek iš lėto, alėk. Aš geriau grįžus normaliai pasiklausysiu, ten kažkiek informaciją žinau, bet nenoriu suklysti dabar čia pasakodam, tai gal geriau įgarsinsiu ten prie tų video kažkokiai panašiai. Bet, nu, geras, įspūdinga, atrodė mažai, tai koplytėlė, bažnyčėlė ir įdomi. Tiesiog neapturėjai, kur bedėti kaulų, tai toks men kūrinys padarė. Šiaip labai įdomi, kaip atsirado ta bažnyčia. Tai kažkas parvežė žemės iš ten, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, tai to vieto pastatė čia pabarsti tų smėliaus iš tos stebuklingos žemės. Tai prestižinį vietą buvo palaidoti kažkon. Tai ten vietas net nebebuvo. Šiaip labai daug žmonių mėri ten per marą, per karą, tai jiems visus čia ir sudėjai tus kaulus, tų visų žmonių numirusių į tus sklepus. Įdomi tikrai buvo, bet, nu, kiek čia gali vaikščioti? Nu, kiek gali būti? 15-20 minučių viskas. Ačiū, einu toliau. Bet įspūdinga vieta tikrai reikėtų pamatyti kiekvienam. Įspūdingesnis bažnyčias, nu, dar nesu mačius. Mūna Parnikaunta. Irgi tiek pat 15 minučių pabuvau. Suvenyrą visi su kuo? Taip, su kaukolėm. O toks pačius grinai ten buvo. Hjustonai mes turime problemą. Ir tualets, katras kainuoja 20 centų, anų pinigas. Bet nepriėjom tik tas griniaką. Yra bankomats, kur gali varyti išsiimti pinigų. Ir žodžiu, kur į tualetą nepriėjom su kortelį. Nu, nebūčiau aš, jeigu nepaiškočiau kur nors koikšą bakštynų. Nu, dabar eisi dėl tualeto išsiimti pinigų. Nu, vis tiek nedaus 20 centų, reiks imti jau daugiau. O kur aš paskau tus pinigus dėsiu? Nu, blemba kauša. Nu, kauša. Bet turbūt kur nors vis tiek, jeigu aš nesu vienintelį, katrą sugalvojau kažkur už kampą. O dabar tai tikrai problema. Neveikau aparats, o aš šitulika tai noriu. Eina savo, aš buvau biškį ten apėjau pakompius, bet visur tvoras, niekur nueiti. Būčiau bachūrus kitė būt. Ai, kamera. Bet tai čia pamatys kas nors. Gal į tom daubį reikia leisti per bažnyčius. Atrodo kaip visai puikia vieta tualetui. Kaip jūs manote? Gal kažką. Kameras, ne? Kaip šiaurė. Nu niekur nueiti tūlik. Jau į kavinis nepriėm. Gera, kad nepritupiau, nes parvarė kažkokie žmonės su vežimėliu. Nu, einu dabar kažkur čia, nežinau, končių galiu sulaukti. Eik tu nafik. Va, papauliau. Atrodo puikiai vieta. Gal ten. Eik tu na. Nu, čia bomžinsai ir čia gali. Kad daugiau aš be kėlus kuo ištelšiau, ne tualetą negali rasti. Eina savo. Būčiau išgerus veina 2 alaus. Dzin būt buvai, dabar tai nepatiek. Mano traukinys. Žodžiu, mane pardavė bilietą į Prahą be vienos minutės. Nu, nespėjau nusileisti per to, nuvažiavo traukinys. Nu, žaltį. Tai dabar kažkokį kietą radau traukinį. Kaip suprantu, aš 15 minučių važiausi kažkokį Koliną ir iš kažkokį Koliną jau tuomet į Prahą. Gerai, kažkoks darbuotojas ten mums paaiškino. Tai bilietą neturiu, bet einu, jaučiu, kad tam traukinį irgi gal pardaus.
biškiai pavargau belaksyt, bėgom taštą laiptas, ką nuvariau ir pavėlavau. O kaip noriu valgyti jau, tada bulkutį kaip suvalgiau ir viskas. Tai nuvarysiu praktais, taikėm kokios bulbynės. Nu tai apibendrinti. Būtų gera turėti mašiną, galiu pasakyti. Dėl Veinos bažnyčios važiuoti su traukiniais, apturėti to stresą, nežinau, nemanau, kad fainė. Nu, tipo, įdomi maniai pasivažinėti, man patinks tas traukinės, bet ar teik vargti, nu, ne vargti, nu, bet vis tiek tokį stresą jausti, nežinau iš tikrųjų. Jeigu būtų kažkuo iki kitą miestą, ten daugiau varyti kažkuo, ten pažiūrėti, ar praleisti ten ir naktį, gal visai kitai būtų. O kaip dabar aš važiavau tik tas dėl tos bažnyčias ir užtrukau nemažą laiką, tai nežinau. Su mašin būtų valandą pirmin, valandą atgal, nors esu traukinį, tipo irgi valandą, ten kelis minutės, bet, nu, bent jau aš taip prisigrybauju, kažkur vis tiek žiūriu, vat, kažkur ne ten pataiką. Tai va, tai gera, kad gali įliepti kažkur kitur ir vėl parvažiuoti ten, kur tau reikia. O jeigu nebebūtų kokių traukinios, tai tada, nu, jau pizekazė būtų. Tai va, tai nežinau, pavargau, noriu labai valgyti, šiandien nevalgiau normaliai, tik tom bulkutį. Ir norėčiau kažko normaliai pavalgyti, tiesiog ne fancy kokį, tiesiog paprastą kažkokį maistą. Tos bulkutis, nu irgi, aš ant valgau, man patinka, aišku, bet aš ant valgau, kad greitą kažko nuškosti, ypač varyti, kavėlis, bulkutį ir tu realiai ištenk tos energijos. Tai va, tai dėl to tokias nesąmonėm įmaitinus. Ir nežinau, kur reikia pavalgyti, pažiūrėjau, pusryčius kitos šalies būtų sunku surasti, o 3 eurų viešbutį už pusryčius, už to, kad suvalgius vien kiaušinį ir Veina reikia bulkas, maniai neapsimok. Tai va, nesuvalgiau, ten jau už to 3 eurų, tai daug visko. Ir aiškusiam, kur pavalgyti dabar. Čekišką to maistą, nu, irgi, nu, ta vertui tuokį, nu, tuokį kaip į Slovakijo. Nu, ne vėl tau Čekoslovakijai. Nu, tai irgi ten tai gulešas su tos bundelės, nu, nežinau. Nemanau, kad aš noriu leis daug pinigų tam, kad pavalgyti gulešą su bundelį. Tai, nežinau, kažkokį nesąmonį, gal net burgerį, kokį nors jums, manau, ar, nu, kažkokį tuokį dalykų, daugiau. Nežinau, nesugavoju. Ir šiandien jau, manau, galėm gerti alausą, ne? Šausiam aleliaus, paragausiam čekišką alaus. Koik muzikėlčių dauž. Eik tu savo, aš gal čia pastovės biškį. Dūmą pardavinė krautuvė. Dėl tai ir tak muzikėlį. Patinka man. Prisiminat, sakiau, kad kon aš jums galiu už ton, kad mane paremat, kon aš galiu jums tik tas bučkį nusiųsti. Bet dabar sugalvojau geriau. Žiūrėkit, sugalvojau, kad kiekvieną sykį, kad kažkur važiuosiu, kažkas iš rėmėjų gaus kažkokį suvenyrą. Tai vis laik vis užeisiu, kažko nupirksiu nuo savo širdėlės, iš visos širdies ir kažkam išsiųsiu kažkokį mažą dovanėlį. Tai einu aiškuoti dabar kažkam iš mano rėmėjų kažkokį suvenyrą. Nebūtina suvenyrus tai bus, ten, aišku, statulėlių kažkokių ten baisę gal nepirksiu, bet kažkon faina, kas man atrodo fainė, kom pat norėčiau turėti ar ten paragauti panašiai. Tai kažkokį niekaliuką tai atsiųsiu. Tai va, sugalvoju tokį atsidėkojimą ženklą jums.
pažiūrėti, prie kokios bačkelės atsisėdau. Sakiau, kalaus gersim šiandien. Bet kui kalaus užsisakiau viduje. Tu ikda nesu girs jaučiu. Nu nejaučiu, nes ponios ir ponai, alus. Tu ikda nesu girs. Syrup nugerklės. Kvepka palus, bet tiponsa ir su kažkokiu citrininiu ar laima syrupu. Nu, žalia alioka. Į sveikatą. Kas čia buvo? Žinot, ton momentą iš Latroškiniais filmok, kur suvalga ten tas peliuks, išvaik ten sūrį, suvalga dar ten kažko nenamčiau, išvaik spalvas, ten viskas. Tai mau kontakte buvo. Ar aš jau tampa alkoholikė? Nes jaučiu alkoholikam būti paragaujant, bet tai kam čia skanė? Unsa yra kartus, o man kartus alus šiaip nepatinka. Pažiūrėjau, koks švyturiaus ekstra. Nepatinka visiškai. Bet čia belegiai skane. Net nežinau, kom pasakyti. Nu rimta, nu žiaurė skane. Tų citrinų kažkokių nėra. Tik tas, kad yra tas kartoms, bet kažkoks, nežinau, kažkoks saldoms, kažkokie dauna, kaip gira. Aš nesgiru skanesnį alaus. Kaip norėčiau jau dabar draugam parvežti. Vienu žodžiu man gėda pasakyti, bet man žiaurė skanėtas alus. Ta prasme, dėl to aš taip reaguoju, taip sulėtinta, nes nusarma pasakyti. Nu žiaurė skanė. Nu, aš šitaip mėgstu ton alų. Kad būtų nealkoholinis, būtų geriau. Nes, kiek man šiterė, du išgeru ir viskas. Šakis. Ir iš tos bačkos garantuota. Garantuota iš tų bačkų. Sakiau, reikia užsisakyti kažko tipo nebrangę, ne fancy. Taip gavos niek negali padaryti. Jau reikia kiek mėsos su cebulėm, su bolvėm, alučiaus datulėm. Ką bus čia gera? Audėm greičiau, to šašliką nebegal. Žiūrėkit, toks peilis. Čia man tečiau šarnam lopti būtų pats tas. Realiai pirms maists aplamā Čekijo. Apgera. Belekiek varal pavalgyti viskas. Išėjau iš kavienės, bet tas bachuriuks padavės išsiegė, sako, tu nenori sumokėti? Sakau, aš jau sumokėjau su barkodu. Tai primeskėt šašlikų, nu ten nežinau, ten šašliką, bet tiesiog mėsos gabaliuką, ten gal jautiena buvo, ne, gal kiaulien jaučiu. Tiesiog ir alus 19 eurų. Aš sakau, čia išvest pigiai. Pelė kiek skaniai pavalgiau ir visai tikrai nedaug. Žmonės gal dar matuos. Tiesiog tokie bariuką žmonės to laukia. Į trūbenalų. Tik nereiks man sugrįžti. Tas alutis, kur dabar geriau žalis toks silpnas geras, toks tiesiog skaniai atsigeriau, bet šitiko nereik parvaryti kartas vakarį. Draugė, kur nupirka mane bilietus, nupirkau dovanų lauktuvių, čiulpinok. Nedaug dieve, Ana neatsiūs video, kad tikrą valgytų ant čiulpinok. Išdaužys longus atvažiavus. Nu, ar esat pasiruošę pamatyti porą šmeiklus? Aš tai ne. Aš nepasiruošęs, jaučiu, kad pykins mintinas. Welcome on board. Čia bus mano nakvynis nuva. Hello, hello. Hello, hello. Taip dar nesmėguoju tikra.
Jūs pažiūrėkit, kokiam aš mėguosiu. Draugai, mėly, giminės ir artimieji, aš einu gulti. Iš tikrųjų negulti dar einu dar pasigūglinti, kur aš ryto varau. Nes aš nusipirkau tokį dalyką, kur mane nuvežė. Aš galvojau, kad ten tiesiog aš gamtos varau pažiūrėti tokių gražių labai dalykų, bet pasirodo, kad ten ir Narnija films yra filmauts. Tai žiauriai įdomi. Ir, žodžiu, varau pasigūglinti biškį, pasižiūrėti, kur aš šios ryto važiuoju. Nes ryto važiuoju į kietą šalį netgi. Tai, žodžiu, tiek susitiksam ryto. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir viskas. Čiau. Ai, dar nepasakiau, ar aš vis tik pašnekinau to mergatinas, kur filmau kažkon. Tai jo, pasirodo, ta merga pradėjai savo YouTube kanalą, net to kanalą susikurs, bet irgi jau filmuon. Tai žiauriai fainė, tai sakau, du kanalą, aš būsiu pirmą išfollowę ir sak, da netur. Tai sak, aš tau gali pafollovinti, vyrs mane pafollowin. Tai va, tai tiek trumpas update'as ir viskas. Čiau, lieku. Žingsniai toli, ne, žingsniai keli, tu jau netoli, aš ne, prie tu vėjas, nara.